Iš antros aikštelės autobusas išvyksta į Litvinius per Akstinius Šiluvą. Vasarį atidaryta naujoji Raseinių autobusų stotis, o ką apie ją mano keleiviai ir vairuotojai, šį kartą ir paklausėme. Ar vietinė esat gyventoja? Beveik. Dažnai tenka važinėti autobusais? Taip, kiekvieną dieną. Ir atsidarė ta naujoji stotis, ar patenkinta ją? Nu, kol kas dar įspūdis labai geras. Geriau negu buvus? Nu, ne, be jokios abejonės. O kas labiausiai žavi šitoje naujoje stotyje? Viskas tiesiog patogu. Atsisėsti ir tualetas vietoje, ir jo tvarkaraštis yra, ir pranešinėja. Viskas labai tenkina. Nekalbėsit su mumis. Prieš porą metų mačiau, dabar ne, vėl atvažiavau ir į Tėviškę retai atvažiuoju, taip kad... Ir kokie įspūdžiai atvykus į naują stotį? Mal, aš dar neapsižiūrėjau, aš tik išlipau iš autobuso po to. Bet ko gero, tikrai geriau negu buvo. Geriau negu buvo. Geriau. Dieną galim jūs pakalbinti? Neturiu laiko. Neturit, išvažiuoti turit, gerai. Aš pirmą kartą atėjau į stotį, nieko nežinau dar. Bet vis tiek, ko gero, įspūdį turit? Ar gera stotis nauja? Nesusigaudau dabar, gera? Dar nesusigaudau. Gera. Džiaugiatės, kad padarė naują. Nu, aišku. Pastatė. Taip, ar du. Vietos daug. Dažnai tenka važinėti autobusais? Labai. Turiu žmogų ligonį. Važinėju. Bet ar džiaugiatės, kad padarė naują stotį kaip vairuotojas? Aišku, geriau kaip ten buvo. Ten asfaltas buvo visai blogas. Ne per siaurai čia? Ne, normaliai, užtenka. Užtenka. O žmonės galbūt keleiviai ir patenkinti, vis tiek ko gero girdite vairuotojų atsiliepimų. Nu tai taip, čia tualetas jau normalus ir šilta jau bus, žiema viskas. Čia visai nieko. Taip. Padaryta gerai šiaip. Nežinau, aš dar pirmą kartą ateinu. Pirmą kartą, ar ne? Pirmą kartą. Bet įspūdis vis tiek yra, ar teigiamas, ar neigiamas tas įspūdis? Nežinau, aš dar kol kas niekada nesusigaudau. Žiūrėsiu. Bet manot, kad gerai, kad pastatė naują tokią stotį? Nu, gali gerai. Dažnai tenka važinėti autobusais? Nu, suprantat, kitą kartą tenka, kitą kartą netenka. Ar dažnai tenka važinėti autobusais? Taip, kiekvieną dieną. Ir atidarius naują autobusų stotį, kokie įspūdžiai? Labai smagu, nes yra gali ateiti, kai lyja, nes šilta čia. Ir kas labiausiai stebina dar šitoje stotyje? Jaukia aplinka. O maršrutų autobusai tiksliau, ar tiksliau išvažiuoja iš stotelio ar ne? Pirmą kartą buvo biški sunkiau susigaudyti, bet šiaip, kai dabar žinau, į kur eiti, tai labai gerai viskas. Ar dažnai tenka važinėti autobusais? Iš darbo grįžtu kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną. Taip. Ir kaip dabar jaučiatės naujoje autobusų stotyje? Iš pradžių, kai sako, buvo naujovė, o dabar viskas puiku. Bet geriau, ar ne, negu buvo tikrai? Nu, manau, kad taip. Ir kas labiausiai čia jūs džiugina, kas labiausiai žavi šitoje naujoje autobusų stotyje? Nu, ką žinau, galbūt, kad čia viskas kartu yra ir, kai sako, ir tualetai, kas būtinas, ir žmogui staiga išbėgus iš autobuso, ir aplinka. Su valdžia dar neteko taip bendrauti artimiau. Neturėjau reikalų. Ar dažnai važinėjate autobusais? Ne. Ir kadangi, kad ir nedažnai važinėjate, bet dabar esate naujoje autobusų stotyje, kokie įspūdžiai? Geri. Kas labiausiai čia nustebino, kas labiausiai žavi? Aplinka graži. Ir dažnai važinėjate autobusais? Kiekvieną dieną. Ir pasikeitė, kaip matot, mūsų nauja stotis atsirado ir kokie įspūdžiai? Nu, labai gražu, labai šaunus, ten ir reikėjo naujos stoties, tikrai. Nu, smagu, kad yra nauja stotis, šilta, malonu užeiti. Kas labiausiai šitoje stotyje džiugina? Nu, tai, kad nėra gal, nežinau, mažai pakampiai išlaistos prisigėrusių. Ir taip, gal kitoks požiūris į aplinkinius. Nu, nežinau, žinokit, net ką pasakyti. Nu, bet labai šaunu tikrai. Nauja stotimi? Labai. Džiugi. Patogu, gražiau dabar, kad visi žmonės. Dažnai važinėjat? Dažnai.
Ir kas labiausiai čia jūs džiugina šitoje stotyje? Nu, tvarka, švara, jeigu nieks nenuterios, kad paprastai apipieš sienas, tikėkim, kad ne. Ko gero smagiau ar nesėdėti šiltoje salėje? Žymiai smagiau. Ten tai jau buvo sovietinių laikų atgyvena ta stotelė. Ar džiaugiatės nauja stotimi? Žinoma, džiaugiamės. Dažnai važinėjate autobusais? Dabar kasdien. Kasdien, ar ne? Ir kas labiausiai čia jūs stebina, kas labiausiai nudžiugino? Labiausiai džiugina balionai dabar. O ko labiausiai trūko senoje stotyje ir kas yra čia? Viduje nebuvau dar. Bet ko gero įspūdžiai tikrai geresni negu senoje. Žinoma, be abejo. Labai malonu. Ar vietiniai esate? Nu kaip, gimęs tai čia esu augęs, bet taip dabar ne čia gyvenu. Ir dabar grįžus į Raseinius į naująją stotį, kokie įspūdžiai? Nu smagu, žinokit, smagu rimtai, kaip prisimenu seną stotį, kaip buvo, dabar čia taip šiuolaikiška, moderni. Nu atsinaujina kažkas tai Raseiniuose, kažkas tai tokia vėl pasistatyta nauja yra. Labai smagu, kad vyksta kažkas. Ir žmonėms šilčiau, smagiau, tualetai, viskas yra. Kas labiausiai džiugina šitoje stotyje? Didžiausi pliusai. Didžiausi pliusai yra tas, kad yra, pavyzdžiui, žmonėms matyti tie, kaip pasakyti, pakabinti tvarkaraščiai viską, mato žmonės ir gali pasėdėti šiltai. Nu, daugiausiai tai čia, kad žmonės mato, žino kryptis viską. Čia daugiausiai, žinai, kaip sakyčiau, pliusai moderniausia, gal sakyčiau taip. Ir labai tas pastas labai modernus, toks šiuolaikiškai taip visai padarytas, tie Raseiniai pavadinimus irgi pakabins, taip kaip sakant, žemyn. Gražiai padaryta, tikrai, šauniai. Kokia jūsų nuomonė? Man irgi patiko, aš šiaip esu pirmą kartą čia Raseiniuose, esu iš Vilniaus, tai nu įdomu. Tavarsime, ta visa architektūrinė požiūrių gražus ir šiuolaikiškas ir kaip miesteliui derantis. Ar Raseiniai pralenkė Vilnių ar dar ne? Tai kiekvienas miestas unikalus, tai manau, čia nėra ko konkuruoti tiesiog. Bet džiaugiatės, kad tokią gražią stotį turim. Labai patiko, kad bagažui yra pasidėti, nors ten mokama, bet labai, nu, ta prasme, jau tokio kaip europinio, teigiamos pusės europinio lygio. Tai vairuojat jau autobusą ne pirmus metus ir matėt tą senąją stotį ir dabar naująją stotį. Kokie įspūdžiai, kas geriau ar kas blogiau galbūt? Tai nepalyginsi, aišku, kur yra nauja, kur viskas tvarkingai, kur šilta ir smagiau, aišku. O kaip vairuotojui čia lengviau užsisukinėti ar ne? Nu, kaip stažo daug turinčiam, tai jokių problemų nėra. Kas labiausiai džiugina naujoje stotyje? Švara. Taip. Pakalbint. Žodžiu, turiu 5 minutės iki autobusą. Ar pirmą kartą naujoje stotyje? Antrą jau. Antrą. Ir kokie įspūdžiai? Labai neblogi palyginus. Viskas labai gerai. Geriau negu senoji stotis? Žinoma, daug moderniau viskas. Labai gerai padaryta, žodžiu. Ir kas labiausiai čia džiugina, kas labiausiai stebina naujoje stotyje? Stebina, kad erdvu viską, nu, tai padaryta naujai viskas labai gerai, žodžiu. Nu, ir dažnai tenka keliauti autobusais? Dažnai, palyginus dažnai, taip. Dažnai. Dažnai važinėti autobusais? Dažnai. Ir dabar atsidarė nauja stotis Raseiniuose, ar ne? Ir kokia nuomonė apie ją? Ar gerai? Gerai, kad nauja, bet ten patogiau buvo. O kas patogiau tenais buvo? Čia. Taip. Čia perėjos dar nėra padarytas, va čia gal aplink stoti. Nėra. O kas labiausiai žavi šitoje naujoje stotyje? Nu, gražu. Ar naudojatės čia paslaugomis, ar perkat bilietus čia? Pirmą kartą aš čia dar. Čia šalat laukia, tai pakalbinsim. Nu, prašom. Kokia jūsų nuomonė apie šitą naująją stotį Raseinių? Nu, šiandien, šiaip aš pirmą kartą. Aš stotį, tai labai, kaip sakys, smagu, gražu, erdvu. Bet Raseiniški esate? Ne, iš kaimo. Dažnai tenka važinėti autobusais? Dažnokai. Ir kas labiausiai patinka šitoje stotyje? Naujoj? Dar nespėjau, kaip sakyti, susipažinti. Nu, šiaip tai va, labai gražu, erdvu. Nu, nepalyginsi, kaip buvo senojai. Dabar naujos technologijos, ar ne, ekranai visur, skaitmeniniai tvarkaraščiai, ar patogu, ar kaip tik nelabai? Aš
dairausi dabar, va, tas nauja. Bet ar lengva susigaudyti su naujovėmis? Nu, vat šiandien pirmą kartą sėdžiu, pirmą kartą. Bet Tai, didelių sudėtingumų nekilo. nu, tikriausiai, kad ne, dabar ateisiu, apžiūrėsiu viską. Iki važiuojant namo. Party.